Labai paprasta, Vatsonai. Kažkas ruošiasi kelioniai pėsčiomis per Australiją. O kaipgi telefonas? Kartu paruoškime jį kelioniai į vietą, kur ryšys veikia prasčiau. Visų pirma, atsisiųskime į telefoną norimos vietos žemėlapį, kad ten galėtume naviguoti be interneto. Programėlėje žemėlapiai spaudžiame ant savo profilio ikonėlės, tada spustelim atsisiųsti žemėlapiai ir atsisiųsti naują žemėlapį. Dabar pasirenkame lokaciją, pasirenkame norimą plotą ir renkamės atsisiųsti. Viskas. Dabar geriausius nacionalinius parkus jūs tikrai atrasite. Bet jeigu gerai nekalbate angliškai, maisto kavinėje užsisakyti gali ir nepavykti. Todėl atsisiųskite vertimo programėlę Google Translate ir įdėkite norimą kalbą, kad ir ją galėtumėte naudoti, nenaudodami duomenų. Štai, programėlė atsisiųsta. Spaudžiame ant savo profilio, einame į atsisiųstos kalbos, pasirenkame kalbą ir spustelim atsisiųsti. Mes beveik pasiruošę kelioniai. Tik pasidalinsiu dar 2 nustatymais, kurie jums tikrai pravers. Tarptinklinis ryšys, angliškai roaming, įsijungia telefono nustatymų skiltyje mobilus ryšys. O funkcija leidžianti stebėti savo telefono buvimo vietą programėlėje lokatorius, angliškai žinoma kaip Find My, taip pat įsijungia nustatymuose spustelėjus ant savo vardo ir užėjus į skiltį lokatorius. Viskas. Dar viena greitai išspręsta byla. Nepamirškite, Bitės profai visuomet yra pasiruošę jums padėti visais išmaniais kelionių ir nekelionių klausimais. Patiko šis video? Apsilankykite bitesprofai.lt, kur rasite daugiau naudingų instrukcijų bei patarimų.